Sveiki, mano mėlieji elektros mėgėjai. Noriu jums pristatyti Kajo ET110. 110 dėl ko rašo, iš dalies nežinau, nes čia yra nei kubai, nei kažkas. Nes turim elektrą. Ne bet kokią, o vaikišką elektrinį krosinį, 12-14 ratais, ypatingai smagia amortizacija, apsukta šakė priekinė, viskas kaip priklauso, bet dabar klausykitės. 2,5 tūkstančio vatų, 60 voltų, 18,2 Ah ličio baterija. Šiaip monstras, realiai monstras. Bet įsivertinti reikia ūgį, kad vaikas pasiektų bent pirštų gal į žemę. Turime čia indikatorių baterijos, kuris rodo 100, net 100%. Jūs manęs paklausit, kadangi galingas šiaip krosinis, elektrinis krosinis, bet puikiai atitinkantis benzininę galę ir net daugiau, kaip jį, sakykime, pririboti. Tai yra greičiai, galima low, medium, high pasirinkti. Ir aišku, jie yra paprastai perjungiami, tai jau vaiką reikėtų šiek tiek ir proto įkrėsti, kad jisai pats nelėktų kaip pablūdęs. Bet nusistatom high, spaudžiam gazą ir jisai turi labai smagų rovimą. Taip, hidrauliniai stabdžiai abu, bet daugiau mažiau krosiniuose visuose, nieko kažko čia stebuklingo nėra. Elementarus valdymas, nėra jokių stebuklingų dalykų, bet prieikim prie linksmiausios dalies. Tai reiškia, dėl ko jis yra labai patogus dar. Ne šiaip, kad jis kokybiškai surinktas, bet jis turi labai smagią bateriją. O baterija smagi dėl to, nes yra labai patogu ją išimti. Keliam šitą, tada atidarom šitą, šitą pasiemam. Mato, čia yra atjungimas. Atjungiam ir ištraukiam. Parodyti, kaip ištraukiam. Atjungiam ir turim bateriją. Baterija elementari, su tašele pasiemėt ir išsimaunu. Va, krovimas galit krautis per atstumą. Bluetoothu. Taip, įsistatom ir užsirakinat ir turit visą krosinį po raktu. Baterija šiaip paprastai neišsiims. Pakojai elementarus, diskiniai stabdžiai, kaip minėjau, diskas neblogai padarytas, didelis storas. O kągi, svarbiausia turbūt parodyti jo važiavimą. O važiavimas nėra kažkom tai ypatingas, bet jis turi labai smagią trauką. Ir aišku, kas žinot, kad aš turiu nebevaikišką svorį visą laimę, bet to pačiu ir viršsvorį. Turim raudoną knopkę, kur jį reikėtų prieš tai paspausti, kad jisai pradėtų važiuoti. Čia tokia kaip apsauga, kad neužsilaužtumėt ir nepradėtumėt važiuoti. Dabar spaudžiam gazą. Čia yra ant žemiausios pavaros, ar ne? Tai reiškia, dėjau visą gazą ir nebuvo kažkokio tai didelio, tokio diskomforto, jeigu taip vaiką pradėti mokinti. Dabar pabandykim ant didžiausio. Žiūrėkit, kokį padariau. Kaip kietai valyti. Gyvas, sveikas, bet labai smagu, labai linksma. Taigi, šitą krosinį ir daugybę kitų krosinių jūs galite rasti mankius.lt arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje mūsų parduotuvėse.